Dinozaurų laikais buvo keletas gyvūnų, kurie atrodė taip keistai, kad pamatęs juos pagalvotum, jog jie iš filmų ar vaizdo žaidimų, bet iš tikrųjų jie tikrai egzistavo mūsų pasaulyje. Šiame vaizdo įraše aptarsime keisčiausius priešistorinius gyvūnus, kuriuos atrado mokslininkai, tad pradėkime. Numeris 12 – Quetzalcoatlusas. Įsivaizduok gyvūną, kuris beveik toks pat aukštas kaip žirafa, bet dar ir gali skraidyti. Tai yra Quetzalcoatlusas, vienas didžiausių kada nors Žemėje gyvenusių skraidančių gyvūnų. Jo fosilijos buvo atrastos Teksase 1970-aisiais. Pasak mokslininkų, jo sparnų mojus siekia daugiau nei 30 pėdų, tai platesni sparnai nei kai kurių šiuolaikinių mažų lėktuvų. Tačiau dar labiau stebina tai, kad jis visai neatrodė kaip įprastas paukštis. Jis turėjo ilgą kaklą, ilgą snapą ir neturėjo dantų. Jo kūnas buvo lieknas ir lengvas, o sparnai panašūs į šikšnosparnio. Jie buvo padengti plona oda, o ne plunksnomis. Kai pažvelgi į jį, atrodo tarsi būtų žirafos, paukščio ir drakono mišinys. Ir nors jis buvo labai didelis, vis tiek galėjo skristi. Tačiau tai dar ne viskas. Pasak mokslininkų, jis taip pat puikiai vaikščiojo žeme. Jis nešliaužiojo kaip driežas. Jo kojos stovėjo tiesiai, jo judesiai vaikštant buvo daug efektyvesni. Tai reiškia, kad jis ne tik skraidė aukštai, jis taip pat galėjo vaikščioti žeme ieškodamas maisto. Ir pagalvok apie tai akimirkai. Gyvūnas beveik toks aukštas kaip žirafa ir staiga jis pakyla ir skrenda tau prieš akis. Iki šiol dar nėra rasta pilno Quetzalcoatlio skeleto, todėl kai kurie dalykai vis dar kelia diskusijų tarp mokslininkų, kaip ir tikslus jo svoris bei medžioklės būdas. Tačiau vienas dalykas yra tikras, tai vienas keisčiausių ir neįtikėtiniausių padarų dinozaurų laikais. 11 numeris – Teresinozauras. Jei yra dinozauras, kuris atrodo tarsi sudėtas iš įvairių gyvūnų dalių, tai būtent šis. Iš pirmo žvilgsnio jo išvaizda jau atrodo keista. Ilgas kaklas, maža galva, didelis pilvas ir svarbiausia – itin ilgi nagai. Kiekvienas teresinozauro nagas yra beveik 1 metro ilgio, tai tarsi milžiniškas pjautuvas pritvirtintas prie jo rankos. Iš tiesų, kai pirmą kartą pamatai šį dinozaurą, pagalvoji, kad tai labai pavojingas plėšrūnas. Tačiau stebėtina, kad jis galėjo maitintis tik augalais, nors jis priklauso tai pačiai mėsėdžių dinozaurų grupiai kaip ir T-Rexas. Jo evoliucija buvo kitokia. Vietoj to, kad taptų nuožmiu medžiotoju, jis išvystė ilgą kaklą ir didelį pilvą, kurie labiau tinka lapų ir augalų valgymui. Pasak mokslininkų, jis galėjo naudoti ilgus nagus tam, kad patrauktų žemyn medžių šakas ir pasiektų maistą. Tačiau, kai pirmą kartą buvo atrasti jo fosilijos, mokslininkai tikrai sutriko, nes jo nagai buvo neįprastai ilgi. Jie iš karto negalėjo nustatyti, kokio tipo gyvūną jie rado. Jis atrodė ne kaip įprastas dinozauras. Jis atrodė kaip milžiniško paukščio, tinginio ir pabaisos mišinys. Laikui bėgant buvo atrasta vis daugiau fosilijų. Tik tada palaipsniui buvo atkurta tikroji jo išvaizda. Ir kuo daugiau mokslininkai apie jį sužinojo, tuo labiau jie suprato, koks jis išskirtinis. Iš visų atrastų dinozaurų, teresinozauras turi bene keisčiausią ir gremėzdiškiausią išvaizdą visame priešistorinėme pasaulyje. 10 vietoje Deinokerusas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šis dinozauras buvo neteisingai sudėtas, tarsi sujungtos skirtingų gyvūnų dalys. Ir daugelį metų mokslininkai apie jį žinojo tik vieną dalyką – jo milžiniškas rankas. Kai pirmą kartą buvo atrastos jo fosilijos, buvo rasta tik 2 milžiniškos rankos. O dėl labai ilgų ir didelių nagų daugelis mokslininkų manė, kad tai buvo labai pavojingas plėšrūnas. Tačiau laikui bėgant buvo rasta daugiau fosilijų ir tada pradėjo aiškėti tikroji tikro Deinokeruso išvaizda ir ji pasirodė esanti labai neįprasta. Vietoj to, kad būtų greitas ir bauginantis medžiotojas kaip kiti teropodiniai dinozaurai, jis labiau priminė keistą milžinišką gyvūną, tarsi ančių, kupranugarių ir dinozauro mišinį. Jo rankos buvo ilgos, pėdos plačios, o kūnas didelis ir sunkus. Ant nugaros dar buvo kupra, panašiai kupranugario, o galva tarsi ančio snapas.
Jis taip pat neatrodė greitai bėgantis. Jo kojos buvo trumpos palyginti su kūnu, todėl judesiai atrodė sunkus ir nevikrus. Pasak mokslininkų tikėtina, kad jis valgė ne tik mėsą. Yra įrodymų rodančių, kad jis valgė ir augalus ir žuvis. Tai reiškia, kad jis buvo visaėdis. Todėl jo kūnas ir buvo toks neįprastas. Ranko didelis pilvas ir neįprastas snapas galėjo būti pritaikyti jo mitybos būdui. Kol paleontologai toliau tyrinėja šį dinozaurą, jie vis labiau suprato, kad beveik kiekviena šio gyvūno kūno dalis yra neįprasta. Rankos labai didelės, pėdos per daug plačios, nugara aukšta dėl ilgų stuburo kaulų, o galva atrodo visai netinkanti prie likusio kūno. Tai tikrai atrodo kaip eksperimentinė dinozaurų pasaulio versija. Ir būtent dėl to tai vienas keisčiausių dinozaurų, kuriuos atrado mokslas. 9 numeris – Amargazauras. Iš toli žiūrint, jis atrodo kaip įprastas ilgakaklis dinozauras. Tačiau kai tik pastebi jo kaklą, tada viskas pradeda atrodyti keistai. Nes jo kaklo gale yra 2 eilės ilgų aukštyn išsikišusių spyglių. Tai tarsi dinozauras su milžiniškais spygliais ant kaklo. Pasak mokslininkų, šie spygliai yra jo stuburo kaulų dalis. Tai tikrai yra tikri ir ne žmonių sukurti dalykai. Tik iki šiol nėra tiksliai žinoma, kaip atrodė oda tarp tų spyglių, kai gyvūnas dar buvo gyvas. Kai kurie mokslininkai mano, kad tarp spyglių galėjo būti plona odos plėvelė, o kiti galvoja, kad spygliai buvo labiau atviri. Tačiau, kad ir kuri nuomonė būtų teisinga, viena aišku, jo kaklas atrodo labai neįprastai. Dauguma ilgakaklių dinozaurų atrodo paprastai. Ilgas kaklas, ilga uodega, didelis kūnas. Bet Amargazaurus tarsi turi natūralią šarvuotę ant kaklo. Dėl to jo išvaizda atrodo grėsmingesnė ir įspūdingesnė palyginti su kitais žolėdžiais dinozaurais. Ir nors tai nėra vienas iš didžiausių sauropodų dinozaurų, jo išvaizda lengva atsiminti dėl neįprasto kaklo. Tiesą sakant, net jei pamatai tik jo siluetą, sunku jį supainioti su paprastu dinozauru. 8 numeris – Nigerzauras. Tai dinozauras turintis vieną keisčiausių burnų priešistorinėme pasaulyje. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo kaip įprastas ilgakaklis dinozauras, bet kai pamatai jo galvą, tavo nuomonė iškart pasikeičia. Jo burna labai plati ir pilna mažų dantų apatinio žandikaulio priekyje. Pasak mokslininkų, jis turėjo daug daugiau dantų nei dauguma dinozaurų. Dar keisčiau, kad už dabar naudojamų dantų jau laukia nauji dantys. Tai reiškia, kad kai jo dantys susidėvi ar iškrenta, jie greitai pakeičiami naujais, tarsi dantų konvejerio juosta. Dėl to žmonės dažnai jį lygina su dulkių siurbliu. Tačiau tikroji jo burnos paskirtis yra greitai suėsti augalus augančius arti žemės. Jis netoks taip kiti ilgakakliai dinozaurai, kurie siekia aukštų medžių. Pasak mokslininkų tyrimų, dažnai jo galva būdavo nuleista žemyn, kai ieškodavo maisto. Todėl vietoj to, kad žiūrėtų aukštyn, jis dažniausiai būdavo nukreiptas į žemę. O dėl to, kad jo kaukolė buvo labai lengva ir plona, jis atrodė dar keisčiau. Atrodė, kad galva buvo per maža ir per gležna tokiam dideliam kūnui. Ir būtent dėl to Nigerzauras lengvai įsimenamas. Jo kūnas atrodo kaip įprasto sauropodo dinozauro. Tačiau jo veidas atrodo tarsi sukurtas labai ypatingam darbui. Greitai visą dieną ėsti žemus augalus. Numeris 7 – Kosmoceratopsas. Yra daug dinozaurų su ragais. Tačiau Kosmoceratopsas atrodo lyg persistengė. Kai pamatai jo galvą, atrodo, kad beveik neliko laisvos vietos. Nes ji pilna ragų, lenktų formų ir aštrių kaulų. Dėl tiek daug papuošimo ant jo galvos, jis labiau primena fantastinio filmo būtybę nei tikrą dinozaurą. Šis dinozauras buvo atrastas Jutos valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis priklauso tai pačiai grupiai kaip ir Triceratopsas, tačiau jo išvaizda daug keistesnė nei geriau žinomų raguotų dinozaurų. Virš akies jis turi ragą, kaklo skydo arba didelės plokštelės galvos gale, šonuose yra išsikišusių kaulų. Ir užuot turėjęs paprastą galvos formą, ji pilna išlinkimų ir aštrių dalių. Iš tiesų, jei matytum tik siluetą, atrodytų kaip labai sudėtinga kaukė. Ir būtent dėl to šį dinozaurą lengva atsiminti. Dauguma raguotų dinozaurų turi tik 1 ar 2 ragus, kurie labiausiai išsiskiria. Tačiau pas Kosmoceratopsą beveik kiekviena galvos dalis turi savo dekoraciją. Pasak mokslininkų, dauguma jų greičiausiai nebuvo skirti kovai ar gynybai. Gali būti, kad ši neįprasta galva buvo naudojama kitais tikslais. Kad kiti dinozaurai atpažintų jo rūšį, kad pritrauktų porą arba parodytų dominavimą kitiems grupės nariams.
kaip ir šiandieniniai gyvūnai, kurie naudoja ryškius plunksnas ar didelius ragus, kad pasirodytų, pademonstruotų save. Tai reiškia, labai neįprasta, jo galva greičiausiai buvo šio dinozauro socialinio gyvenimo dalis. Ir net iki šiol kai kurios detalės vis dar nėra tiksliai žinomos, pavyzdžiui, tiksli odos išvaizda ir ragų danga jam gyvam esant. Tačiau iš fosilijų aišku, kad tai vienas sudėtingiausių galvų visame dinozaurų pasaulyje. Kai tikrai į ją pažvelgi, atrodo, kad evoliucija bandė padaryti raguotą dinozaurą itin įspūdingą. 6 numeris – Juči. Tai dinozauras, kurio tikriausiai nesitikėtum išvis egzistavus. Kai jis pirmą kartą buvo atrastas Kinijoje, daugelis mokslininkų buvo nustebinti dėl jo neįprastų sparnų. Dauguma dinozaurų galinčių skristi yra susijęs su paukščiais ir naudoja plunksnas skrydžiui. Tačiau Juči yra kitoks. Jis taip pat turi plunksnų. Tačiau jis taip pat turi ploną odos membraną, panašiai šikšnosparnio sparną. Tai reiškia, kad šiame kūne tarsi susilieja dinozauras, paukštis ir šikšnosparnis. Šis dinozauras yra labai mažas palyginti su kitais šiame sąraše, bet jis yra vienas keisčiausių evoliucijos požiūrių. Nes tuo metu, kai kiti dinozaurai palaipsniui evoliucionavo į šiuolaikinius paukščius, Iči tarsi bandė kitokį kelią. Vietoj to, kad turėtų tik plunksnų sparnus, jis turėjo keistą kaulą prie riešo, kuris padėjo palaikyti jo membraninį sparną. Dėl to jo išvaizda labai skyrėsi nuo įprastų dinozaurų. Tarsi gamtos eksperimentas. Iki šiol mokslininkai vis dar tiria, kaip gerai jis galėjo skristi. Kai kurie tyrimai teigia, kad jis galbūt nebuvo geras ilgalaikiam skrydžiui kaip šiuolaikiniai paukščiai. Tyrimai rodo, kad jis labiau buvo pritaikytas sklęsti nuo vieno medžio prie kito. Kaip skraidanti voverė, tik dinozauro versija. Nors dar nėra tiksliai aišku, kaip jis skraidė, viena yra aišku – jo išvaizda buvo labai neįprasta. Ir būtent dėl to iki šiol tai išlieka vienu iš keisčiausių atradimų dinozaurų paleontologijoje. Numeris 5 – Mikroraptorus. Kai pasakai, kad dinozauras turi sparnus, dauguma žmonių iškart pagalvoja tik apie 2 sparnus. Bet Mikroraptorius yra kitoks, nes be sparnų ant rankų jis turėjo sparnus ir ant kojų. Taip, 4 sparnai. Ir būtent dėl to jis yra vienas iš keisčiausių dinozaurų, kuriuos atrado mokslininkai. Mikroraptorius buvo mažas palyginti su kitais dinozaurais. Tačiau jis yra labai svarbus tyriant, kaip kai kurie priešistoriniai gyvūnai pradėjo skraidyti. Jis buvo atrastas Kinijoje, o pagal mokslininkų rastas fosilijas, jis iš tikrųjų turėjo ilgus plunksnas ne tik ant priekinių kojų, bet ir ant užpakalinių kojų. Tai reiškia, kad jo išvaizda nėra tik menininkų fantazija. Jo kūnas iš tikrųjų buvo labai neįprastas. Pažiūrėjus į jo rekonstrukciją, jis atrodo kaip mažas raptorius su papildoma sparnų pora. Jis turėjo ilgą uodegą, plunksnuotas priekinės galūnės, plunksnuotas užpakalinės kojas, o visas jo kūnas atrodė sukurtas slysti oru, šokinėjant ar pereinant nuo vieno medžio prie kito. Remiantis tyrimais, tikėtina, kad jis neskraidė kaip šiuolaikiniai paukščiai. Labiau tikėtina, kad jis naudojo 4 sparnus slysti nuo vieno medžio prie kito. Kaip skraidanti voverė, tik dinozauro versija. Ir nors jis buvo mažas, vis tiek buvo plėšrūnas. Yra įrodymų rodančių, kad jis maitinosi mažais gyvūnais, tokiais kaip paukščiai, žuvis ir smulkūs žinduoliai. Taigi pagalvok apie tai. Mažas dinozauras su 4 sparnais. Ir galėjo slysti ore, medžiodamas. Ir kadangi buvo rasta tiek daug Mikroraptorus fosilijų, mokslininkai gali būti tikrai dėl tikrosios jo išvaizdos, palyginti su kitais priešistoriniais gyvūnais. Todėl iki šiol tai vis dar vienas svarbiausių atradimų apie skrydžio evoliuciją. Nes tai parodė, kad dinozaurų laikais evoliucija atliko daug keistų eksperimentų prieš atsirandant paukščiams, kuriuos pažįstame šiandien. 4 vietoje – Bachadasaurus. Jau buvo atrasta daug ilgakaklių dinozaurų, tačiau Bachadasaurus atrodė tarsi turėtų įmontuotą ginklą kakle. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo kaip įprastas augalėdis dinozauras. Ilgas kaklas, ilga uodega, didelis kūnas. Tačiau kai pamatai jo kaklą, viskas pradeda atrodyti kitaip, nes ant jo kaklo viršaus yra ilgi į priekį išsikišę spygliai. Ir tai ne šiaip ilgi spygliai, jie yra išlenkti tarsi milžiniškos ietys, nukreiptos į priekį, link kūno priekio. Tarsi natūrali tvora pritvirtinta prie jo kaklo. Šis dinozauras buvo atrastas Argentinoje, o pasak mokslininkų, tai vienas iš pačių neįprasčiausių kaklo dizainų visame dinozaurų pasaulyje. Daugumos dinozaurų turinčių spyglius ant kaklo jie būna nukreipti atgal, tačiau Bachadasaurus atveju jie nukreipti į priekį. Todėl jis atrodo baisesnis ir dar keistesnis. Visa jo kaklas tarsi įspėjamasis ženklas. Remiantis tyrimais taip pat įmanoma, kad jis turėjo kietą dangą.
Kol jis buvo gyvas, šie spygliai buvo padengti, nes jei būtų išlindę tik gryni kaulai, jie lengvai lūžtų. Todėl kai kurie mokslininkai mano, galėjo būti kažkas panašaus į rago dangą arba kietas sluoksnis ant spyglių viršaus. Bet net jei dar nėra tiksliai žinoma, kaip atrodė jo oda, vienas dalykas aiškus – jo kaklas tikrai buvo labai keistas. O dar keisčiau yra tai, kad jo galva nebuvo labai didelė. Iš tikrųjų, jo veidas buvo gana siauras ir mažas, palyginti su įspūdingu kaklu. Todėl, kai žiūri į visą jo kūną, atrodo, kad galva visai netinka prie likusios išvaizdos. Lieknas veidas už labai ilgų spyglių. Ir būtent dėl to Bachadasaurus lengva atsiminti. Nes tai nepaprastas ilgakaklis dinozauras. Atrodo, kad evoliucija pati pakeitė jo kaklą, kad jis atrodytų pavojingesnis. Ir jis dar keistesnis nei kiti augalėdžiai dinozaurai. Trečias numeris – 3. Masiakasaurus. Yra daug mėsėdžių dinozaurų turinčių aštrius dantis. Bet Masiakasaurus atrodo, kad jo dantis išaugo neteisingai ir būtent dėl to jis yra vienas iš keisčiausių dinozaurų, kuriuos atrado mokslininkai. Mokslininkai rado jo fosilijas Madagaskare. Jis buvo mažas palyginti su kitais teropodiniais dinozaurais. Jo kūno ilgis buvo tik apie 1–2 metrus. Tačiau nors jis buvo mažas, jo veidas buvo labai keistas. Nes priekiniai dantis jo burnoje nebuvo nukreipti į viršų kaip įprastų dinozaurų. Vietoj to jie buvo nukreipti į priekį ir į išorę. Jo dantis tarsi kyšojo į priekį. Kai pirmą kartą pamatai jo kaukolę, atrodo, kad su jo burna kažkas negerai ir kad dantis neturėtų taip kyšoti. Tačiau tai nėra atsitiktinumas ar sugadinta fosilija. Kuo daugiau mokslininkai rado pilnesnių skeletų, tuo labiau jie įsitikino, kad taip ir atrodė jo tikroji burnos forma. Jo priekiniai dantis buvo ilgi, šiek tiek lenkti ir priminė kabliuką. O kalbant apie galinius dantis, jie buvo išdėstyti normaliau. Tai reiškia, kad priekiniai dantis atliko kitokią funkciją nei galiniai. Pasak mokslininkų, galimai jis naudojo priekinius dantis, kad greitai pagautų mažus gyvūnus, o galiniais dantimis plėšė maistą. Ir dėl to manoma, kad jis maitinosi mažais grobiais, tokiais kaip driežai, maži stuburiniai ir kitais lengvai pagaujamais gyvūnais. Be keistų dantų jo kaukolė taip pat buvo ilga ir žema. Galva nebuvo stora ar sunki kaip kitų mėsėdžių dinozaurų. Todėl dar labiau išsiskiria priekiai išsirikiavę dantys. Kadangi jo kūnas taip pat buvo liesas, atrodė, kad jo keisto veido nebuvo įmanoma paslėpti. Iš tiesų, kai pamatai šį gyvūną, jis labiau primena eksperimentinę būtybę nei įprastą plėšrūną. Atrodo, tarsi evoliucija būtų bandžiusi kažką naujo. Sukūrė keistą dizainą skirtą grobio gaudymui. Ir net iki šiol kai kurios detalės vis dar nėra visiškai aiškios. Pavyzdžiui, tiksli lūpų ir dantenų išvaizda, kai gyvūnas buvo gyvas. Tačiau fosilijose vis dar aiškiai matomas pats svarbiausias dalykas. Iš tiesų, jo dantis buvo nukreipti į priekį ir būtent dėl to iki šiol Masikasauras išlieka vienu iš dinozaurų turėjusių keisčiausią burną visame dinozaurų pasaulyje. Numeris 2. Halskaraptorius. Kai pasakai raptorinis dinozauras, dauguma iš karto pagalvoja apie velociraptorių, greitą aršų trumpakojį. Ir kūnas pritaikytas vytis grobį. Tačiau Halskaraptorius atrodo visai nepanašus į įprastus raptorius. Iš pirmo žvilgsnio. Jis labiau primena keistą vandens paukštį nei dinozaurą plėšrūną. Šis dinozauras buvo rastas Mongolijoje ir iš karto tapo vienu iš keisčiausių raptorių, kuriuos kada nors matė mokslininkai, nes beveik kiekviena jo kūno dalis yra neįprasta. Jis turi ilgą kaklą, taip pat ilgą ir ploną snukį, o jo burna priekyje pilna mažų dantų, jei žiūrėsi iš šono. Jis labiau primena gulbės, krokodilo ir raptoriaus mišinį. Ir būtent dėl to daugelis mokslininkų buvo nustebinti, nes jis nepanašus į įprastus raptorius dinozaurus. Dauguma raptorių turi kompaktišką kūną ir trumpą kaklą. Tačiau Halskaraptorius, jo kaklas ilgas, o galva išsikišusi į priekį, todėl jis labiau primena gyvūną ieškantį maisto vandenyje. Remiantis tyrimais, jo snuto struktūra taip pat yra neįprasta, kuri galbūt padeda jam jausti judėjimą vandenyje. Dėl to kai kurie mokslininkai mano, jis galėjo būti pusiau vandens gyvūnas, arba iš dalies gyveno arti vandens. Tai tarsi sausumos plėšrūno ir vandens medžiotojo derinys. Tačiau iki šiol vis dar diskutuojama, kiek jis iš tikrųjų buvo prisitaikęs gyventi vandenyje. Kai kurie tyrėjai teigia, kad jis nebuvo visiškai vandens medžiotojas. Tačiau yra ir kitų tyrimų, kurie palaiko idėją, kad jis galėjo mokėti medžioti vandenyje, nors jo elgesys dar nėra visiškai aiškus.
Fosilijos vis dar aiškiai rodo vieną dalyką. Jo kūnas buvo labai neįprastas. Ilgas kaklas, siaura galva. Jo rankos skyrėsi nuo įprasto raptoriaus. Ir nors jis turėjo ikonišką pjautuvo formos nagą, kuris yra raptorių šeimos požymis. Beveik visos kitos jo kūno dalys atrodė tarsi iš kito gyvūno. Tiesą sakant, jei būtum jį pamatęs prie ežero, galbūt iš karto nepagalvotum, kad tai raptorius dinozauras. Jis labiau priminė keistą vandens paukštį su dantimis ir žudikiškais nagais. Ir būtent dėl to jis buvo vienas iš neįprasčiausių plėšrūnų dinozaurų laikais. Numeris 1 – Epidexipteryxas. Nereikia būti milžinišku dinozauru, kad atrodytum keistai, nes Epidexipteryxas buvo mažas, bet vienas iš keisčiausiai atrodančių iš visų. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodė kaip mažas plunksnuotas padaras su labai ilga uodega. Tačiau keista tai, kad jo ilgos uodegos plunksnos nebuvo skirtos skraidymui, jos buvo tikrai tik pasirodymui, tarsi dekoracija. Šis dinozauras buvo atrastas Kinijoje, o pasak mokslininkų tai yra vienas iš pačių pirmųjų įrodymų. Tai rodo, kad kai kurie dinozaurai pradėjo naudoti plunksnas ne skraidymui, o tam, kad atrodytų gražiau, ar pasirodytų, pasipuikuotų. Ir tai yra priežastis, kodėl jis atrodo taip neįprastai. Jis turi mažą kūną, ilgus pirštus, kūną dengia plunksnos. Tačiau labiausiai išsiskiria itin ilgos, juosteles primenančios plunksnos ant jo uodegos. Atrodo, lyg gale būtų kabančios ilgos juostelės. Ir kadangi jis neturi pilnai išsivyščiusių sparnų kaip šiuolaikiniai paukščiai, jis atrodo dar keisčiau. Tarsi evoliucija būtų labiau rūpinusi stiliumi nei gebėjimu skristi. Jo veidas taip pat keistas. Priekinėje burnos dalyje yra ilgi dantis, o kitose žandikaulio vietose beveik nėra dantų. Todėl, kai jį pažiūri, atrodo tarsi mažo paukščio ir keisto roplio mišinys. Ir net iki šiol mokslininkai tiksliai nežino, kokios spalvos buvo jo plunksnos. Iš fosilijų vis dar aiškiai matyti, kad jo uodega buvo labai įspūdinga. Gali būti, kad ji buvo naudojama pritraukti porą arba pasirodyti prieš kitus gyvūnus. Tarsi jūros periodo povas. Ir štai kodėl Epidexipteryx yra ypatingas. Nes jis parodė, kad kai kurie dinozaurai jau buvo gyvi ir išsivystę dar prieš pradėdami gerai skraidyti. Jie pradėjo auginti dekoratyvinius plunksnas skirtas pasirodymui ir socialiniam elgesiui. Kitaip tariant, evoliucija jau seniai eksperimentavo su dinozaurų išvaizda, dar gerokai prieš atsirandant šiuolaikiniams paukščiams.